Labas ralis. Pasižiūrim Audriaus Sutkaus ir lekiam į Visaginą miestą. Štai mūsų vietovė, jau keli automobiliai išvažiavo, atsikėlė. Lėksim ir mes, Remigijus dar prausėsi. Mūsų pusryčiukai, skanaus. Vėliava plazda. Tai dar kartą labas ralis, labas rytas. Pasitinka gražus oras, pušynas, paukščiukai čiulba, oi, saulutė šviečia. Tuo ateina Remigijus ir lėksim su Remigijum link serviso parko. Na, Remigijau, kaip nusiteikęs startams? Ką tu čia filmuoji? Labas rytas. Labas rytas. Nusiteikę labai. Ar išsimiegojat, pailsėjat? Jo, niekur nebuvom, Na, nevalgiam nieko. neknarkiau. Knarki dar ir kaip. Bet jums... Iš pradžių, po 10 minučių paskui nutylau, arba aš užmigau. Supratau. O mes atvažiuojam jau į serviso parką. Pas mergaitę. Labą dieną. Aš negaliu jūs praleisti be serviso lipduko. Remigijus pasiema šalmą ir jau einam prie savo automobilio. Serviso parkas dar truputį miega. Raudona M-kė. BMW. Jau porą BMW išvažiavo. Liukas išvažiavo ir išvažiavo Lukoševičius. Sveiki gyvi. Bernai, pamiegojat, pailsėt? Puikiai. Super. Labą rytą. Sveiki gyvi. Labą rytą. O, buterbrodai. Liam kaip pataikiau, eik tu savo, žiek stalas pilnas. Dabar tai prasisuksi. Labas, Renaldai. Labas, Geriau. Labą. Vytavę reikia. Kaip šokiai? Normaliai. Bai pakartotinais? Buvau, atbuvai. Ne, nebuvau. Karoči, aš buvau iš pradžių atėjęs, atmosferą nutojo. Vėliau paryčiais jau, karoči, aš grįžau atgal iki namų, užėjau iš naujo, blem, visai kitas vaibas. Kitas vaibas, ne? Mes tiek neturim sveikatos, nakties laukti. To matyti Amerikai, žiūrėjai. Jo. Tai šiandien biškį be miego, ne? Normaliai, pamiegoji, supratau. Mitsubishi VRC. Žygtinas padaryta, o Jėzu. Labą dieną. Sveikinam jaunikį. Kaip tas vedybinis gyvenimas? Labai gera. Medai užkabinai ar ne dar? Taip. Suprat. Jo. Labas, Tomai. Nu, kaip susirašy greičio ruožus? Puikiai. Kaip jūs turite Mitsubishi arklių? Neįsivaizduoju. Žinau šiandien, ar traukiat? Turbūt traukia. A tu žinai, kad Mitsubishi reikia ne kaip Hondai, nesukti iki 7. Blemba, aš nežinau. Ir jungt, žinai, mokėsi? Ne, o dabar mokinsiuos. Nu, tai atsimink, Nutkus sakė, 4,5 jungi. Ne, aš net nematau, aš 20 metų važiavau, kai ant ribatuvo dar galima pavažiuoti pas mane. Ne problema. Tai žinok, čia gal sunkiausias bus tau iššūkis persilaužti šitoje vietoje. Tikrai taip. Nu, okei, kadangi dar nevažiavai, ateisi vėliau paklausti, kaip tau sekėsi važiuoti, gerai? Iki. Taigi, Požerinė Valiušnas. Va, Kebravaras Subaru. Latviukai. Number 1. Kur jie čia važiuoja, kur čia? Oje, Latvijai vėluoja į startą, man atrodo. Girdi. Latvijai vėluoja į startą. LK tai ne čianai, LK prie dopo. Va, mechaniks. Lemba, tau kontentą reikia. Nakleikas. Reikia. Kas čia, aerodinamika, atsiprašau? Taip. Kaip zapaskį išsims. Pristabdyt arklius. Pristabdyt? Labai daug arklius. Gražuolis BMW, Martynai, bet šiandien tu neužvairą šitą automobilį. Buvau biškį. Buvai biškį? Perstačiau. Leido perstačiau. Kaip tavai kalbėti tokią mašiną parduoti? Tai sugalvoti nesąmonį reikia, kad paskui trūksta pinigų. Tada reikia pardavinėti turtą, ne? Reikia Amerikai biškį dar uždirbti. Supratau. Tai kaip ta Amerika, kaip tau sekėsi, papasakok. Jausiai girdėjom, bet žiūrovai negirdėjo. Tai patiko, nepatiko, sunku, nesunku? Sunku. Sunku? Kas sunkiausia buvo?
su galva susitvarkysi. Gal susitvarkysi. Sakau, aukštikalnių buvo, ar ne, kažkokių, tai biškai kalnuota vieta? Ten... Kalnai ten, Kalnai, ne? principė, buvo gal keletą vietų greitesnių tokių, bet šiaip iš esmės 9% į kalną eina kalno. O, Špilka ant špilkos. kaip stabdžiai neužvirė? Vyrė. Vyrė stabdžiai. Vis stabdžius keisti keitėm, paskui Aha. geriau buvo. Endlėsą užpylėm. Supratau, bet greičio ruožai tokie nevaikiški girdėjau, buvo po kiek Jo. kilometrų ilgiausias? Nu tai 42 ar 3 į kalną pakalnę ten ir tiek posūkių, kaip aš sakyčiau, kad gal, nežinau, ten kaip visam sezone. Jo, vos nesprinta visas etapas vienas greičio ruožas, ne? Jo. Kaip ugnis, Gerai viskas. susitvarkė su savo užduotimu, ne? Nu. Automobilis. Visi susitvarkėm iš tikrųjų šiaip. Jo. Gal blogiausiai vairuotojas susitvarkė, bet kaip sakau, kaip gamyklai ir kaip komandai, tai viską padarėm, ką reikėjo. Nu, mums reikėjo finišuoti. Jo. Aš jau 3 kartus prisicirkinęs, tai 4 kartą būtų ypatingai. Ne? Važiavai su Subaru automobiliu, naujo, kaip jis tau? Kaip Subaru geras. Kaip Subaru gerai. Klausyk, bet girdėjau, palikai tenai Amerikai, dar planas yra grįžti? Tai grįžtam dabar gegužės gale, skrendam 2 varžybas Kanadoje, iš eilės 2 savaitgaliai. Tada dar galvojam vieną kitą, nu kol kas dabar dar noras yra rugpjūčio gale, ten yra Minnesota toks, Dživbe, ne amerikoniškas. Gerai skamba, nu. Panevežėtiškai. Jo. Tai tenai galvojam dar pravažiuoti, tai va bus planas 4 varžybos kol kas, per vienus metus. Supratau. Na, kai stebim, sekam ir kai sutiksite Kaip jums su Lietuvoje. BMW sekasi? Dar nežinau, kaip sekas, dar nesėdėjau, tik tai irgi vakar nuvariau į stadioną ir atgal. Galiu duoti kontaktą, suderinsiu šituo. A, su šitom, lemba, gali nenulaikyti labai čia, žinai, kaip sakyti, reikia didelių balsų. Tai balsus irgi prie tą pačią. Ai, prie tą pačią gali. Gerai, Martynai, netrukdau, klijuok, ačiū už info ir iki. Šiandien su automobiliu važiuoja Radišauskas. Neidas. Latvijai, ką, liko 8 minutės iki starto, o Latvijai dar servise. Gyvi? Evaldai, Ką? palsėti, išsimieguojat? Ne, kažkaip čia ne. Nesimieguoja? Tai gal buvai festivalių 5 šiandien? Ne, Nebuvai? Kažko vietą nenutaikėm. A ne? Kas, sienas triukšmo buvo? Ne, kažkokį kam turėjom butą, kur užuolaidų nėra, saulė anksti. A. 5 ryto jau, žinai. Tai gerai, tai vis tiek, šitą skėrį mankštą padarė viską. Anteliukus pakiloji. Jaudinamės, Giedrius pavys. Vėl. Gal kas ne kas, tik tai negėdris, girdai. Gerai, eina paklausti Deividai. Kaip Deividai tas užuolaidas? Ar trukdė ar ne, be užuolaidų tau? Tai gyvenau kitoje vietoje. Ai, kitoje vietoje. Jisai 7 aukšte, aš tai čia prie pat pirmam, žemai. Tai tau geriau buvo, kiek supratau, nes žemiau ne taip saulė šviečia. Anksčiau, vėliau pateka. Kaip šiaip, yra jauduliuko per startą? Nu, vakar tai buvo, šiandien kol kas nėra, bet aš įsivaizduoju, kai liks 20 minučių atsiras. O šiaip, nežinau, nulaukiu, įdomu, kaip. Skritai įdomu, kaip. Aš žiūriu, su tom padangom liksi. Jo. Aš tom padangom tik pradėjau karjerą, žiūrėk, tokias padangas. Aš kai 4 varžybas negalėjau jų sutrinti, paskui išvežiau, nes kaip naujas visą laiką 4 atrodė. Tai... Aš bijau, kad gali jos greičiau sudėlt, bet, nu, šiaip įdomu, žinai, kaip skirtumas, kaip ką, jeigu sudėls, gal pamėginsim pirelius užsidėti ir pasižiūrėti, žinai, ar visgi... Vis tiek turim dabar vieną greičio ruožą, paskui servisą, paskui vėl vieną greičio ruožą, tai turi laiko, kaip sakyt, paeksperimentuoti dar. Jo. Nu, tai dar, žinai, pasižiūrėti, ar degalų mažiau jaučiasi, nes jaučia, dabar dar per daug. Dar per daug dabar, ne? Ja, nu, bet kad tas nepilstų, žinai, reikia, kad deorktų, tegul ruošiasi Amerikai. Supratau, klausyk, padangos šitas minkštesnio mišinio negu pireliai. Jo, minkštesnio. Minkštesnio. Nu, tipo, kai vairėm Portugalijai sakė, pasitikėk, šitas bus gerai. Taigi, žinai, šitą. Jo, ir už kilometrą tada jau krūmose. Šiaip, sakyčiau, kad tos plikos, ne, pireliai, kur vakar vairėm, gal net geriau kimbo negu šitos neplikos. Bet šiaip kardinaliai skiriasi dangos. Ten čia, po to, kai Amerikoje dar biškai palakstam, nu, sakau, turi priprasti, čia labai ta danga tokia minkštėja, jeigu neminkštėja, tai jinai gerėja smarkiai, žinai. Žodžiu, žinokit, jeigu Deivido rezultatai
prastesni, ne pirmas, vadinasi važiuoja Zakumko. Jeigu jau pradės gerėti, vadinasi jau pasikeitė palanks ir bus jau pirėlį. Ne, nesitaikau, žinau, aš laimėjau. Tegul nieks nežino greičio. Visi mes, taip sakom, bet savo viduje, žinau, kaip būna. Ne, daug kartais tikrai, žinai, nieko nesakau, norisi, bet aš labai noriu susitvardyti, mokėti, žinai, emociškai kontroliuoti save ir kad išlikt šaltam, o ne... Blem, noriu laimėti ir dabar varysiu, žinai, bet... Jo. Ar padeda šito automobilio aura buvusių vairuotojų tau lėkti su juo? Jo, jie stebi, žinai. Sakau, Portugalį irgi nespėjau pralėkti ruožą, o Markusas rašo. Gerai varai. Normaliai, bičiukas jau draugėlis. Tada Amerikai buvo, mes, žinai, Latvalą buvom sutikę, nusifotografavau aš su juo. Ir ten taip, žinai, keliais žodžiais. Jo, keliais žodžiais persimetėm, jis sakė Markusas, kad būsi. Tada aš Markusui parašau, sakau, kur tu? Po mėnesio aš tik tai. Ir po to paklausiu, sakau, tai kaip dėl mūsų testų? Nu, tai sako, pirmą grįžk į Lietuvą ir tada pasiderina. Supratau. Na, žodžiu, geri santykiai. Jo, šiaip. Geras, kaip sakyt, kontaktas, tai niekada netrūkdo, ne? Netrūkdo. Tik tai, žinai, dabar to laiko labai nėra. Norėjau prieš sezoną iš tikrųjų jį atsitempti, pasivažiuoti, žinai, pasižiūrėti, bet manau sezoną eigoje. Nesupratau. Na gerai, sieksim tą sezoną eigoje. Gerai. Okay, iki. Aš irgi tavo. Spėkit, kur sėdžia. Ogi Deivido Gezevičiaus Škoda be vairo sukti. Kas keisčiausia, ar žinote, kad užkurti reikia paspausti va šitą knopkę. Tau. Bip. Čia tos raudonas irgi svarbios. Čia stage'as, čia raketa, tas launchas. Raketa. O daugiau nežinau, čia kažką pasakiot galėčiau, bet nesakiausi. Remigijau, pasiūlom jam, pasikeis šiam raliai? Vietam. O. Nors vieną dopą pasikeičiam. Čia nuo nakties lyga? Lietuvos iš ryto. Jo. Na ką, graža. Čuk. Kada nors ir aš užaugsiu, nusipirksiu tokią mašiną. Добрый день, бралюкай, как вы? Все хорошо. Все нормально? Да. Супер. Vytautai, labas rytas. Labas rytas. Ką reiškia raidės GTI? GTI. Gas Turbo Injection. Gas Turbo Injection padeda, greičiai prideda biškį tos raidės? Nu, tai turbūt, kad nemaišo, bet... Nemaišo. Turbūt, kad čia prasidėjo mano svajonės apie autosportą nuo šitų 3 raidžių. Jo. Kaip ir turbūt daugelio čia tų... Kiek jau tu GTI per gyvenimą turėjai? Gatvinę kokią turėjai, antrą golfiuką? Tik tai raidės turėjau, nes kokią vien čia šitą uždėti GTI. Čia būdavo tas raudonas raidynės ir jau skaitai, nu kaip jau pusė GTI ir yra. Kaip mėgojasi naktį? Gerai. Balsėjai, atsigavai? Jo, mėgasi gerai, tik tai dar klausimų, kuriuos spręsim. Šiandien turbūt vėl eilinį kartą spręsim savo užduotį, savo klausimus. Ar padarys šiandien iš ryto mankštą? Krasiuką? 10 kilometrų. Čia tokie vaikiški. O Žilviną įtraukė į tą? Žilviną ant kito šono paverčiau, kai tą mešką. Tai čia jo sportas buvo. Po to jis atsivertė. Jis neįsilinai tašė kokią hanteliuką, kad vis tiek atsikėlęs pakelionį. Pasiverčia jam. Iš tenka, jau atsiverčia atgal. Jau ličnas įdėsys jau ir viskas, kai tiek jau pamankštinės. Supratau, tikslai šiandienos? Tai mokytis. Mokytis, kada mokytis? Ir vakar pasižiūrėjom, kad vis dėlto greičio šitai mašinai mažokai, tik tai 170 nevažiuoja maksimaliai ir po to jau nuo tokesnio ryčių ruožo, kur buvo tai ten faktiškai galvoju, važiuoja jinai tenai tarška, tai supranti, kad neturi taip būti, turi kažkaip daugiau važiuoti, tai darysim sprendimus tada kažką tai jau Čia dėžė trumpa labai turėti, ne? Panašu, kad jau. Yra 2 opcijos. Tai šita pas mus, kur yra, kadangi nebuvom tokiuose greituose keliuose, dar neturėjom galimybės suprasti. Pačiutinėt. Tai va, žinai, po biškį kažką mašinai tobulinį, kažkokią šakę pakeisti, greičius surandi daugiau maksimalaus, tada iš savęs kažką. Tai ir va, kažkoks tokiam procesui ir gyvenam. Tai manau, kad jisai tendencingai toks ir turi būti, žinai, negali būti, kad kažką ten surasti per vieną greičių ruožą visus atsakymus. Supratau. Tai gerai, linkiu, kad šakė šiandien nelūžta ir automobilis grįžta ne prastesnės
neprastesnė stovė negu išvažiavo iš serijos. Nebejoju. Okay. Nuvažiavo Linas Vaškis. Einu pasimt šalmą ir lėksim ir mes jau link greičio ruožą. Topą pasirašymės. Jo. Taigi, keletą automobilių nulėkė nuo trasos. Remigijui neramu, sako, kur šitą vietą. Kūrėm ir lėkiam. Ką, atvykome į Salaką, štai hebrytė prie parduotuvės jau laukia. Einam paklausim, ką gerą rado pirkti. Na, Jonai, kaip sėdynė nauja? Sabel? Nenauja. Nenauja? Och, bar. Kaip šeštą. Panašu, paskambinti. Supratau. Kaž per padangas, girdi? Paulius kažkokia išrauga. Paulius išrauga. Sakė, šitas geras ais jau, ne? Girdi, jeigu... Tipa geras? Nežinau, jeigu nuo mūsų gausi, pasakysi. Paulius čia aiškino, kad čia špirėlė geresnis. Nu, minkštas, šiaip tai minkštas. Nežinau. Brangesnis? Dėl ko pasaulį nevažiuoja? Dėl ko pasaulį nevažiuoja su tokiam? Nu, tai ko, žinau, Brangesnis? Ne, tai brangesnis tau, Jonai. Ne, man pigesnis. Nežinau. Man labai į Kumko kažko užneša. Šiandien išvažiavo Gezėčius su Kumko irgi. Nu, tai va, pasitestuosiu, aš pasitestuosiu. Na. Tai va, mes varom su Pirėlkom. Ai, Remigijau, eik padangus lėgi montuot, matuot. Oi, dieve, koks tu išlepintas šturmanas. O, labą dieną. Kaip sekasi? Gerai. Ką čia veikėt? Ką čia darot? Dirbu. Dirbat? Vaistinė čia pas jūs ar kas čia? Ne, regioninio parko Gražutės lankytojų centras. Ką galite rekomenduoti Gražutei pažiūrėti? Nu ką, pažiūrėt, daug jūs ką apvažiuosit, aišku, siūlyčiau užėjti pasižiūrėti ekspoziciją, bet turbūt neturite laiko. Nu dabar tai tikrai turim jau ribotą laiką. Jūrų muziejus yra, ir šiaip labai graži gamta išskirtinė. Supratau. Tai dalį, aišku, pamatysit važiuoti. Supratau. Gerai, ačiū už informaciją. Prašom, kurią vietą palaikot savo jau? Mes savo, matot, mūsų numeris 61, tai tokia ir ta vieta. Nu svarbu ne 66. Jo, svarbu ne, nes atvažiuos ir manau ir 66. Ne 13 ir ne 66. Jo. 6-9. Gazas daug metrų. Gerai, taip ir darysim. Kirs. Nu ką? Jaudulys prie starto. Yra, ne? Na taip, ypač dar, kai tiek mašinų dabar jau apsivertusi, tai... Nu tai tą posakį ką užsirašyti ten? Aš turbūt ketvirtą užsirašiau. Vieną posakį, ne? Nu, atsargiai. Ne, 3-4 užsirašiau. Nu va, matai. Jo, nes ten... Kas užsirašė vieną posakį, tai eina vieną posakį. Reikia dar biškį užsisukti, tai biškį. Ai, nu tai gerai. Dar slidau užsirašiau, nes ten labai tai skalda. Taip. Jo, tą jaudulio nekaip nenujam. Nenujam, ne. Reikia 100 gramų, gal girdi. Nieka, pirmį kilometrą apšilsi, paskui jau nusimoš. Jo. Jonas kūrė savo automobiliuką. Duodam Jonui žaibą. Jonai, žaibuką duok. Atsargiai. Susikaupęs Jonas. Ką, sėdam ir mes. Ruošimės.
pralėkėm pirmą greičio ruožą, pasitikrinau padangų slėgis, padangų slėgis sukilęs, bet kad padangas labai būtų sadirbę, tai nepastebėjau. Gan atsargiai pravažiavam, be didelių klaidų. Va štai atvaro Renaldas. Padangėlės dar tik tai apšyla. Nu, chebrytė, kaip sekėsi? Susilėkėt smagiai? Mes turim tik vieną auksinį 4 bėgį. O, blemba, pastum dabar reikės jau Tu jūs. važiuoji tik 2 kojam, kaip su automatu, žinai. Bet 4 nėra blogai šitam greičio ruože, gal Nėra ne? blogai. Iš šikanų gal tik biškai blogiau, ne? Jo, tai va, prie tiesiosios trūksta 5, bet šikanos geriau negu 5. Supratau. Tai važiuoja. Tai gal O kaip susitvarkysit? Nieko, normaliai atsargiai, taip viskas tvarkingai. tu? Nu, davai, va. Kažkaip nestoja, tai kaip Škoda. Kažkaip galvoju, kad lėtesnė mašina geriau stos, bet ne vėl, net atvirkščiai. Tai čia Evo. Eva, kita vertė, greitesnė. Gerai, lėkiam. Toliau. Opa. O! Remigijau, kaip tau? Žiūri rezultatas? Nespėjai, nu pažiūrėk. Štai hebrytė pabiškis rinktas. Nu, Mindė, kaip tie pirmi kilometrai? Gerai. Na, biškį nedrąsa? Nedrąsu visiškai. Kaip ta vieta? Slystelėjai? Slystelėjau. Visi žinai ir vis tiek dar tokia, žinai, bliomba, kaip čia įdomi, ne? Jo, bet svarbiausia, tas minusas tempė ir taip pažiūrėjom, taip ir nuvažiavom. Ai, netgi pažiūrėt spėjęs? Aš spėjau, leva, bet... Nu ir ten reikalų, ne? labai. Jūs dar tą, žinai, kuprą? Jo, kupra, minusas, ten daug reikalų. Pasiėmė savo. Faina, jo, gaila. Man čia vis gerai? Jo, viskas gerai. Iššokam. Šokat netgi? Jo, nebuvom pasirašę. Remigijus sako, pristabdyk, nešok, netitrūka. Kaip jau netitrūka? Eik, tai gal biškį, toksai. Remigijus buvo, taip, pristabdyk. Jo. Netgi parašyta metas su šauktukais. Pas buvom metai. Aš su Minskai šokau iki posakė vienais metais tenai. Be šikanų, kai buvo tas daubas. Šoksim, antrų. Jo, antrą pagazuokit. Gerai. Buvau prieėjęs prie Jono Mikniaus, tai nekokias nuotaikas sakė, kaista. Variklis buvo iki 120 škaitės, tai truputį susiparinęs, nusiminęs, bet bent jau kol kas dar važiuoja ir dar mums sugebėjo vežti. Mes prasileidom nuo keletą automobilių, labiausiai gal nustebino Valkeris, Erikas, įvežė irgi porą sekundžių, Grigaitis taip pat, reiks pasistengti. Ne, Remigijau? Čitelė sėdi žiūri ten paskui. Sveiki, gyvi? Nežinom, pažiūrėkit ar gerai. Kaip parašyt, patikrinsi. Gerai. Padangėlės dar tik pradėjo dirbti, dar yra. Ir dar padangų, tikrai užtek šiam ralį, Remigijau. Kebra, ką tvarko, kelią daro. Tai kam? Važiavam vieną greičio ruožą, vėl važiuosim dabar kartuoti. Servisas 30 m berods minučių. Ir savo klasį dabar esam gal 5 berods. Tai Grigaitis, Miknius priekyje, kuriuos reikėtų kažkaip pavyti. O Emkės, tai Apočkinas ir Radišauskas labai jau toli bėgo ir pabėgo. O štai ir 2VD lyderis. Lyderis gavo 5 sekundės. Ir nebe lyderis dabar jau. Kaip ir, bet širdį lyderis. Jo. Eik, tu savo. Kas ten per situaciją? Aš manau, kad striuškės tvorelę nuvertė. Nes neradau ant mašinos, kur būtų kažkoks ženklas. Jo. Gal su galu, bet... Gerai. Žiauriai smagu. Žiauriai smagu. Įdomus garsai, jo. Deivis važiuoja jau į antrą ratą. To veikėjai pastums automobilį. Kaip tau? Man drąsos trūksta, na žinai, tiesti be nieko, žinai, negaliu įremti nieko, žinai, užsiaštrinti tą skersą daug, žinai, dar jeigu bėgis išmokčiau jungtis, šis būt gerai, žinai. Atsimenu tą bėdą. Jo, nes kai net nekolačkovo pats surandi, na. Tai va. Tai daugiau viskas gerai, ne? Ne, gerai, bet reiktų irgi drąsos daugiau. Ir dar kur dadėt gali? Taip, aš manau, kad kokį, bijau kažkokį ten skaičių sakyti, bet 10 sekundžių, manau, drąsiai. Tai ten paskui prieš finišą, kur yra toks tramplinas kairė, pašokom pilnai. Jo. Aš ten su Micas jaunystėje šokęs, tai tada atrodė, kad į posūkį šokau.
Ten Aš nes irgi visas žinau. šoka ant nosies ir taip pačią čia, žinai, dar nukrito ir taip pasistatė. Aš tai kaip netikėjau, pašoko, biški stabdį, nu ten reikėjo laikyti. Jo. Tai ten tų sekundžių tai išmėtom, bet širdis Bet aš dainuoja. tais laikais važiavau, kai šikan dar nestovėdavo. Čia jo, šitai mašinai ypatingai, tie šikanai tai labai blogai. Jo. Nu žinai, kol pristabdai, kol išgreitėjai, Jo. bet aš manau žiūrovam patinka, mums patinka. Ir gerai, pažiūrėsim. Paklausim žiūrovų, kai ateis. Kaip jiem, kuris duvada automobilis patiko? Notkaus ar Radišauskas? Aš manau Notkaus, bet gal kažkam bus. Gal, nu kaip pažiūrėsim, Gal. Rasi gal ir tokių, ir tokių. Jo. Jau lyderiai ruošiasi antrą ratą, išvažiavo ir Vytautas Švedas, važiuoja Tomzalą. Mūsų automobilį kaip ir viskas gerai, patikrino ratus, peržėjo važiuoklį ir vėl leisim į antrą greičio ruožą. Gal bus biškiai rimčiau, greičiau, matysim. Ta už burnos kažkas krenta. Išlindęs. Nuo vakar? Nu, problemas. Aš ne... Žinai, sako, gali žiūrėti... Nevalgiau, nemiegojau, nenervuoju. Gali žiūrėti degantį vandenį, bėgantį vandenį, degantį laužą ir dirbantį žmogų. Amžinai. Gerai, kad tik iš burnos padans. Labas, jaunuolė. Nu, kaip sekasi? Gerai. Kur dingęs? Tai mes ką? Ruošiamės Kanadai. Kanadai, su tėte? Darysim. Jeigu žies pabaigoj, birželio pradžioje. Bet ir važiuot ar tikrai padėti pamechaniko? Aš Šturmanausi jam? O, supratau. O pačio kaip vairuotojo karjerą šiemet kažkur pamatysime? Tai nežinau, gal kažkur tai ir išlėksim, bet mes gal kokią Suomiją. Žodžiu, Lietuvos čempionatas šiemet kol kas nėra minčių. Planų neturim. Supratau. Tai kaip ir sesė laisva, kaip šturmanė, ne? Galim kažkam rekomenduoti? Jis tai Amerikoje. Galiu parduoti. Tai jūs iškart viską už pinigą reikia jam BMW pardavė, vaiks gali pardavė. Supratau, nu labai gaila, bet... Mes daugiau duos, va. Nu, Mašina yra kontraktas nepasirašytas. nepasirašytas. Viskas gerai. Notkos nori. Nori, Notkas viską nori, bet viena bėda pas Notką, kaip pas Samsoną, nėra ličnų. Klasiokai važiuoja, neužilga liksime mes jau. Saka, negali nusipirkti Evo R5, tai nors lipduko siklijuoja. Tai Hebra tą ir padarė. O va čia šalimais kaimynam keičia reduktorių. Pusė Pusės reduktorius viskas, žodžius, nusisuka, ne? Ai, supratau. O dėl ko pusės keitė? Kompleksiškai. Reduktoriaus eina, ne? Jo. Supratau. Grįžtas išsmigau. Noris tas grįžtas, kad biški vėliau galbūt, net ir staigiai. Aš tik manau, Gerai laikas, valėkim. Gražioji Celica GT4. Netrukdykit. Gerai. Pasiruošę? Gerai. Tomukas kaupėsi, nekalbėsim jo. O mes ką? Irgi dedame šalmus, visi susirenka prieš startą ir ten vat už kelių šimtų metrų starto pradžia. Sėdam ir gazuojam. jau paliekam.
Фу. Блядь, ты Что sakali? Ant tos vietos jau galvau pyzdė pasdė. Kur patempė tenai? Nu. Eik tenai, man irgi šitaip. Sirašiau, bet gal pirmais per daug užsilaužiu, sakau, dabar mažiau užlaužiu, tai kai mažiau, tai taip įgavas. Tai neprašykit pūstės, vakar vėl jau gultai. O tai Remigius nepasakė, kad ten tas jau finišas kokius 300 metrų atgal buvo? Jis nesakė, jis rėkęs. Stop! O man, žinai, jau biškį jau užsivedžiau, tai biškį kaip tas bulis. Kaip tas bulis. Galvoju, kad jo, kažkaip finišas dalyvauja užsiciklina, tai... Kiek sekundžių numetėt antrų bandymų? 14. Normaliai? Normaliai. Jau sakau, po biškį pradėjom jausti automobilių, nes pirmą kartą tai be testų, be nieko, tai buvo biškį prašiau, dabar jau pasigerinam. Nu gerai, važiuokit gerai toliau. Okay. Na, Pauliuk, kaip jums šiandien šį kartą? Kaista? Kaistam. Ką darysit? Važiuosime. O padanga kaip, išėjai? Pasilupus jo, bet nelį žiūrėjau pas Nedą, tai labai panašiai nelį po pirmo. Kažkas panašaus. Pas Nedą turbūt smarvės biški daugiau. Ką? Pas Nedą biški smarvės turbūt. Ai, nu jo, daugiau dyla. Mašina. Taip. Šalmo, sakė, paim. Nu, Janėl, kaip tau? Tas su tą kamerą. Kaisti? Jo. Su kuo tu sakai, kaip sakai? Su to kamerą. Nepadingtų kameras? Nepadingtų. Nieka. Žmonės nesužinots, kad tokių gerų žmonių yra iš pasaulio, jeigu ne kamera. Norėčiau nors parodyti. Gerai. Vis gerai? Kaista, ne? Ne, vis gerai, panašiau. Nesupratau. Pasigerinas? Biški. Aplink. Aš? Daug. Rimtai? Nu, mes pasigerinam nemažai, gal kokį 14 sekundžių, nu, biškį dadėjom, neslėpsim, dadėjom. Nu, bachūrai, kaip lėkėsi? Viskas okei. Gerai? Kokie garsai, tik truputėlį. Kaifuojat dupę? Jo, gerai dabar, gerai labai. Na. Dadėjat biškį laiką prie praeito? 6, ne? Ai, tai pagreitėjat? Bet tu uždėjai 3. Jum? Jo. A jūs man prieš tai uždėjat? 5. Nu, tai dar vis tiek gaunu, ne? Supratau, jo. Nu, bet gerai. Pačiam mašina all good? Jo, mašina gerai pradžiai, žinai, bet tiesa, be niekad sėdu, tai labai toks pasitikėjimą trūksta. Ir dabar dar ne visur, bet auginam, žinai, tai tas biškį ir laikė matosi. O tai jeigu dabar ne prie kameros susimatysim Large 9? Kažkur susimatysim, bet dar tiksliai nežinau, kurioje klasėje. Na, tai supratau. Visokių variantų yra. Pats dar nežinau iš tikrųjų, nesusidėliau. Kaip jum geriau? Jo, geriau. Drąsiau jau? Drąsiau jau. Tikit jau, ne? Vis linksmiau daros. Dar nepilnai, bet jau. Aišku. Tai va, o Renaldas, kelintų bėgių važiavai dabar? Dabar 5. Ai, buvo 5 jau? 5. Ir ne kaip Ivanulį, normaliai jau buvo, ne tik per švintas? Ne tik jo. Na, pasigerinat? Jo, tai žymiai pasigerinam. Mokiausi iš tavęs tos šikanus ir sakau, kaip čia, kur čia, kad kaip Giedrius nepralėk. Bet dar reiktų dar kartų pralėk, kad pasimokyt biškį. Anksti stabdau. Aha, aš irgi vienur anksti, bet tam šikanę, kur prieš tai paslidau ir dabar taip irgi taip giliai lindau, blemba. Bet šikanai ganėtinai greiti tokie. Greiti, jo, bet bent jau gerai, kad greiti, bet trečią jungti, laukia, bet ne iš karto šoka, bet toks jau paskui pradeda, žinai, antrą jau per daug gal suktum, žinai. Tai. Jo, antrą būtų blogai, trečią gerai. Jo. Tau į startą žiūriu antrą, tada pertrauką, kol trečią surandi. Jo, man... Ta sekvencinė dėžė biškį pareguliuoja. Jo, pareguliuoja, biškį kažkoks ir laisvom. Bet pas mus, žinau, pirmai daugiau buvo laisvų. A ne? Bet kokia. Nu, supratau, ai, nu jo. Gerai, pasimatom servise. Iki visiems, mes lekiam. Tadukas Gambrevičius nepasisekė. Evoliucija sugedo. Ką, mes jau vietoje. Kėbra vietoje. Turim Siriza parką. Turim Nėdą. Nu, Nėdai.
Vėl tavo gyvatvarės, ne? Kad ne gal? Ne, 5 būdas, ar čia neseniau likusios? Gal nuo seniau, nežinau, nekreipiamės labai dėmesio. Bandom. Nedaug dadėjai. Jo, bet... Nežinau, man kaip ir gal vienodai. Kaip ir užtenka, ne? Jo, tai ką čia? Pakaifuoju. Esam bandę, žinai. Nu, dadėsi. Dadėti, geriau kažkaip išpolėti. Vis tiek, nu, kad mašiną gali mes žinom, o kad aš čia Visaginė kažkam kažką čia įrodysiu. Čia jūs remia? Remia, jo. Samson Bull. Samson Bull. Samson Bull ten yra. Lietkas, jau girdžiu. Tadai, kad tu nepabėg. Jo, tu su Tadu. Nepla, tau porą žodžių, Tadai, kaip lėkėsi. Ai kažkaip, atsargiai labai greita, visur labai baisu. Baisu. Pirmą kartą baisu, antrą kartą gal nebebaisu. Irgi baisu. Aha, bet mažiau baisu antrą kartą. Mažiau baisu, nesipranti kažkiek, bet šiaip baisu, iš tikrųjų. Ir tu tokių ilgų, tokių ištemtų, tokių. Žinai, kairį 7 ten. Bet mašina vis gerai, Mašina gerai, nekaista. Škotiškai apsiklijavot. Ką sveikinam, Matijas Malodėt. Dizainerį reikia mokėti. Turim gerą dizainerį, tokį, žinai, kuris ten padėlioja mums, žinai, ir su skaičiais gerai. Važiniai susitvarko vis liuks, ne? Viskas liuks, viskas Reikia veikia. su savim dirbti ir viskas. Reikia dirbti. Pirmos varžybos, tokios greitos, to labiau, tai žinai. Pernai teko čia važiuoti, ar ne? Teko, bet žinai, čia nematau kažką, kas čia buvo po pernai, čia nieko nėra. Pernai čia autostrados ir šikanai, žinai, tai žinai, tiesiog, nu, viskas liuks. Supratau. Labą dieną. Sveiki. Čia yra 2 organizatoriai. Vienas yra nematomas organizatorius iki gyvi, kits biški matomas autobusą. Tada kaip tas ralis, kaip sakas? Gerai, iš tikrųjų, pirman biški gaila sportininkų, kad neapšylė dar kojo, kelis ten kilometrus pravažiavę nuo grybo. Tai šitų labiausiai gal pirmoji toj sekcijai gaila. Tai va, ir daugiau kaip ir viskas eina saugiai. Ir iš tikrųjų kažkas įjungia gerą orą, ne? Nu jo, orą tai tikrai gerą užsakėt jau. Kaip sakai, nepagailėt pinigų. Gal kažkur pagailėt, bet ant dopų gal pagailėt, dar kažkur pakarpę dopus, kodėl tas dopus nekarpas? Iš tikrųjų buvo viskas kaip ir planuota, kad nieko nekarpyti, viskas kaip ėjosi gerai, bet iš Via Lietuvos gavom raštą, kad ten atkarpa bus remontuojama ir bus iš vis uždarytas eismas. Tai reikėjo ekstra viską karpytis kitaip. Bet nei atkarpos remontuoja, nei eismas uždarytas, ne? Tai čiagi normalu. Svarbu biškai pakišti pagaliau. Taip. Tave šiemet matysim kažkokiuose raliuose, kažkur išlysi? Labai tikiuosi. Kokia technika? Škoda. Tik tai ne... Subaru variklį? Ne. Bet ne su Žigulė tikiuosi? Žigulę turiu, bet gal surinksime pinigų ant Hondas. Supratau. Čia paprastai irgi, žinai... Ten Rokiškė? Norisi. Norisi spėti, ne? Jo. Norėtųsi prasitestuoti, prasvažiuoti, nes pasilgai ir pavažiuoti. Na gerai, lauksim. Tai lauksim ir iš tavęs. Tai jūsų laukiai, girdai, sakai... Laukiau kaip Radnovą, sakė, jau kai paraišką padaviau. Taip. Labai džiugu, kad... Lauksim gal tavęs ir gal ir su kita technika pamatyti. Kaip dievas. Nes biškai šitam jaunimui duoti velnių gerai, kad, na? Nieka, jaunimas jau kiet saugo, tai gal gerai, jau ištrenirau jaunimą, tai gal varo toliau. Nu, da biškai nervus, patampyt reikia. Supratau. Užsinorėjau valgyti, sako, Giedriau, eik ten ir plovą. Atėjom pažiūrėti plovą. Žiūrėkit, Giedriu kokį iš puodą iškėpė, plovą padarė. Kaip matai, užteks, ne? Ai, va dar yra kitas, ne? Šiandien alkans neliks. Sakė, jeigu vieną suvalgai didelę, antrą didelį duoda nemokamai. Bet reikia vietai valgyti tada, prie langėlę. Gerai. Uzbekistan plovus bus. Uzbekiškas plovus. Taip. Gerai. Labą dieną. Taigi, tas Gambrėvičius sugadino priekinį stiklą. Stiklą sugadina ir ne tik stiklą sugadina. Sugeda ir biški priekinis kapotas. Nu jo, matysit internete tikrai daug vaizdų, kaip Tadas slysta į kelkraštį ir laužo šitą automobiliuką. Biški išsigando paties, nuo ko nereikia padaryti. Labą dieną. Labą dieną.
Va taip, va taip. Atrodo minkštai, bet kiek damage daug. Na. Kas čia buvo, Giedriau? Tu čia važiavai. Čia aerodinamika taisai, nes eina taip geriau prispaudimas. Šitas geriau Taip, aerina geriau. Sveiki gyvi, kur Tadas? Einam pas Tadą. Labą dieną. Labą dieną. Tadai, labas. Labas. Kūnė persirengęs aprangas, nebevarysi? Ašgi nevažiuoju. Nebevarysi? Šutaralį. Aš išvažiavau iš namų, žinai. Kas čia vairavo, nežinau. Nu pasak, kas ten buvo, kaip ten buvo? Klaidelė buvo. Kaip pats vertini, nu? Per daug optimistiškai pažiūrėjau tą posakį. Galvojau, kad viskas pavyks, bet nepavyko. Ką užsirašei? Kairys 3, nepjauti. Ir viskas? Na, tai čia ne visas stenogramą. Ne, bet tam posakį viskas, ne? Viskas tam posakį ir išstartavom pirmi, nes Latvis kažkur tai dingo. Vėlavo, aš mačiau, jis be 5 minučių čia servise, LK važiavo. Jis tikriausiai... Galvoja, kad čia LK ir... Jo. Mes stovim, visi, žinai, diskutuojam, sakom, nu reikia tą Latvį pagauti, nu reikia kažkaip tai, ką iš Lietuvoje tvarką daro. Nu ir startas pirmi, galvoju, o dabar tai bus iš vis slidu. Nei vėžas nematom, nei trajektorijos nieko. Nu ir važiavom pagal nuliukų trajektoriją. Ne, iš tikrųjų tai išvažiavom, galvojau, kad bus labai slidu. Išvažiavom ir labai gerai stovėjo mašina. Tikrai gerai. Tą pusę filmuokim, kad matytų mašiną, apie kurią mes čia kalbam. Transporte? Girdi, tai, nu kaip verti, daug damage, daug? Ne, labai gerai, nes išsigandau, kad man bus nurašys, nes galvoju, kad penkia, bet tiesiog dažytojų progas. Atšoka dažai? Atšoka dažai, bet dabar bus labai gera proga, nuėmus stogą, išsidažyti gražiai. Jo, žinau. Ir viską galėsiu gražiai išsidažyti lankus. Biškį stiklaudinį, ne? Kapotas gal brangesnis? Kapotas, brangiausias ir gaila kapoto. Originalas buvo kapotas. Durys buvo irgi viskas gerai, bet padėti labai visi norėjo, tai išstūmė, išlaužė. Ir reikia tik tai stogas. Nu, ten mačiau, sparnai, tai ten, žinai, nebe originalas. Tai viskas kaip ir paprasta. Bandysi spėti? Oi, spėsiu, aišku, bet stogą ieškosiu. Nežinai, kas turi stogą? Nežinau, gal žinau. Tai ieškosim, nes reikia pakeisti stogą. Nu ir jau sutariau iš karto, tik apsivertęs, nes reikėjo mintis kažkur vykti, iš karto tariausi, kas, kur, ką, kad padaryti greičiau, kebulistui, alio, gelbėk. Kada sekantis dabar etapas? Aš turiu 2 mėnesius. Bet man reikia dabar po šito dalyko kažkaip susidraugauti, su mašinas, įsivažiuoti, atsiprašyti jos. Taip. Ir sugrįžti tą, nes po to krešų būna kažkaip paėmė, sakant. Pažįsti, kas greit dažo, kad tau padėtų daryti? Bandysiu ieškoti, čia gerai reikia. Tikiuosi pats sugebėsi, ne? Sako klientai, kad geriau būtum nedažęs. Jo, dabar eilė pailgesnė. Dabar šiek tiek klientai. Jo. Tai ką, nu neliūdėk tą daug, tai karalio dalia. Ne, tai startas ar starsim, gaila labai rezultatą. Įpareigojo tą pirmą vietą startę atkovoti, bet vertinam stenogramas. Nu yra kaip yra, nieko, laikykis. Sėdi ramiai, savo ilsiesi ir pam, žiūri, kaimynai. Good morning, good day. How is going? All good. Giedrius, this for you, for helping our Polish friend. Yes. Who got stuck in near Panevėžys. So very nice. I like it very much, you know. Yes. Good one, correct one? Yeah, correct present. Was the best one. Thank you guys. Thank you. Market, so I hope it's good. Thank you. And how is going with the result today? Very good, but it's so long service. I think we can start. And Okay. In the end, we're gonna be straight anyways. Need some glasses and we will start. Klepsydra, laidojimo biuras, kad visos su juodo mašinom. Kažkaip tai. Kažkaip aš ir pastebėjau, reiks keisti kažką. Gražiai atrodytų auksiniam raidėm, kad jie čia laidė. Dėdė, gal tiek to jau, gal tiek to. Tu. Atvažiavam į uždarą. Nieko, mes dar pakankinsim Vytautą. Servisas, 2 greičio ruožai įveikti. Vytautas, matom, šakės vietoj, Vytai. Viskas keliu, viskas tvarkingai.
200% dar kelio. Biškai greičio trūksta. Trūksta, o kaip šikanai, sustabdymu, reikia dar biškai įsitempti, ar jau taip įneri normaliai? Visur po biškai reikia, žinai. Tai vat iš mašinos tikrai ant to ribotuvo kažkaip jau važiuoti neįprasta. Gaila to variklį. 172 turbūt mano buvo didžiausias greitis. Tai ten pasižiūrėjau pagal tuos visus kitus. Bet šiaip labai keista, nes, pavyzdžiui, Škoda jau mano skaitosi lėta 178, ta, žinai, trumpoji dėžė. Tai ir tai ten to Evo versijos jau 182. Tai galvodavau, kad jau mano labai trumpa, bet kad tavo tokia lėta, tai dar tikrai negirdėjau tokios opcijos. O ilga, koks maksimalas, nežinai, ilgos? 5, tai pirmą kartą sužinojom, kad yra ir tokia. Kas čia vyksta. Tai faktas, kad reikia biškai pagreitinti tą. Ir reikia pačiam, bet manau, kad čia mes ką darom šiandien, tai pagal planą 100%. Čia kažkas tai neaišku, ir nevažiuojate. Kiek, kad būtų... Kaip stenogramą, po Mitsubishi ir... Ne, tai stenogramą, tai tik tai tas pats prisitaikymas. Bet reikia suprasti. Na jau tas greitas įdas, tai ir taip greit, tai yra greita vieta. Ten gali skraidama lėkštę važiuoti. Bet posūkiai, tie tokie vadinamos tos trojkės, kol kas nelabai suprantu aš. Kiek čia laiko, ne? Kiek čia galima? Vieną kartą važiuoju, ir vis laiko. Bet nenoriu... Kur ta riba? Tai nenoriu išbandyti iš karto, žinai, po čiut labai po tos 5 metrų, žinai, dasitimpinėjai tą gali vos anksčiau, bet po to vėl, žinai. Bet manau, kad čia kito neturiu kelio. Kelią turiu vienintelį, tai manau, kad mes net ir per greitai progresuojam pagal savo temą. Ką su dėžė sugalvojai, kaip dabar greit, nes jau turi minčių? Spėsi užsakyti iki ateinančio ralio. Tai vakar mes jau pasižiūrėjom. Ten yra galimybė nesikeičia pora, o keičiasi bėgiai. Pirmi du lieka tie patys, trečias, ketvirtas, penktas. Supratau, galima pasakyti. Ir net išjungti dėžės nereikia iš tikrųjų. Jo, čia tokia pat aš esu girdėjęs dėžė kaip Škoda, tai per galą išsitraukia viskas ir ten persirenka. Persirengti galėtų būti. Jo, taip užsienį taip ir dar kažkas, bet dabar C. Netgi pagal greičio ruožą yra. Tai tada jau galėsi turėsi pranašumą. Ten biškį apačią paleidęs, niekant esu matęs kaip arda, tai ten jo, kas moka, tai ten gali greitai pakeisti. Tai toks ištraukia, tik tai reikia turėti jau pasirinkus, žinai, kaip sakyti, jau visą komplektą. Vieną išėmė kitą idėją, žinai, tada. Gaus Marijos treniruotė. Gerai, ir gerų treniruočių ir susimatom finiše. Jis į tau nori pasakyti. O čia prie Saulė, tai priklausia? Važiuok pasauliui. Labas Justai. O, labas Giedriau. Iš kur tu čia? Kažkaip tai. Atvažiavome į uždarą parką, pastatėm čia automobilius gražiai ir laukiam dabar, kada leis mums startuoti. Per tą laiką galim pakalbinti keletą lenktynininkų. Tarp jų ir Justą Tamašauską. Justai, mačiau visai neblogi laikai, šiandien buvo ir antras laikas, ir trečias laikas. Kaip tau pačiam, kaip savijauta, kaip važiuojasi? Savijauta gera, bet yra vienas blogas momentas. Atvažiavam treniruotis, o jau rezultatas neblogas, tai dabar jau nebe tikslingai dirbam, o reikia tada lėkti. Tai norisi tvarkingai, kad nepadaryti klaidų. O tas yra pakankamai sudėtingas, esant tokiam tempui. Kaip automobilis, kaip... Ten girdėjau, buvo paskutinėme rallyje problemų su trauka, ar radot tą trauką, ar išsprendėt problemas? Iš kur jūs žinote visą tai? Man jau užsisakėt. Ja, teisingai, tai buvai. Ne, turba nedapučia, ją reikės pakeisti, nors galvojam, kad kitur bėda, bet kadangi labai daug dalykų reikia renovuoti, reikėjo pakeisti mašiną ir tas užėmė laiko daug, tai gavosi, kad tą sužinojome jau ten prieš patik varžybas, tai blogai nėra, bet trupučio dar trūksta. Tai to trupučio ir ieškosim. Iš vairavimo ar yra dar resursą? Jauti, kad galėtum dar truputį greičiau važiuoti? Ir taip, ir ne. Kadangi daug patobulinimų yra automobilį, aš jaučiuosi, mes jaučiamės kaip ekipažas komfortiškai, bet kur ta yra riba, jau tų patobulinimų sumoje, jau čia yra sunku suprasti. Tai tą ribą bandom surasti ir tikrai nenorime jos surasti šalikelėje. Todėl reikia atsakingai, po truputį mes atvažiavam čia vis dėlto treniruoti. Ne čempionatas čia, nieko. Supratau.
Žiūri dabar su Tomu Klusinskiu šiame rally startuoji. Ar čia ilgalaikis projektas, ar trumpalaikis, kaip čia? O norėjau pasiteirauti, čia kažkada Tomsi rašiai klausė, atrašė Tomsi to? Tomsi, ką tu man atrašiai? Nieko. Nieko. Tomsi nieko netrašė, štai tavęs klausė. Ne, mes su Tomu labai seniai pažįstami nuo turbūt B lygos pradžios laikų, kai jau čempionatą pradėjau važiuoti, tai Tomą puikiai žinau, o Algirdas negalėjo šiame etape dalyvauti, o man reikėjo kaip vairuotojui ir automobilį ištestuoti, ir pačiam pralėkti ant žvyro, tai šiaip netai prisikalbinau Tomuką pralėkti, pabezuoti. Tai labai smagu jūs matyti kartu viename ekipaže ir dar smagiau, kad jums sekasi. Ačiū. Labai malonu, kad čia aukitės. Kažką dar jūs norėjo pasakyti? Noriu linkėjimus perduoti šeiminai, kur yra greičio ruože. Tiek Kajukui, tiek žmonai. Labai jums ačiū. Ir visa informacija iš greičio ruožo laivų atsidūrė socialiniuose tinkluose. Jos pagalba. Kartais ir man atsiunčia, bet šį ralį kažkaip nesiuntė. Jo, tik tai tu ačiū bent žmonai pasakyk, kai atsiunčia. Jau... Gerai, visi, jungi kamerą. Tai ką, jau visi sėdė automobiliuose. Varysim ir mes. Remigijum startuosim po Sėlikos. Po Sėlikos, Mačkydės, Sėlika ir mes, o po mūsų Jonas Miknas startuos. Nu, Mariuk. Kas buvo antram topė? Tai ir pirmam nieko nebuvo. Bet antram kažkaip iški lėčiau. Ne, taigi aš ir pirmam lėtai. Bet mum įvežė pas antram gavai. Bet šiaip viskas gerai su mašina, vis tvarkoj? Ne, kažkas daras? Ko trūksta? Kažkas su kuro sistema. Biškį trūkčia? Net, kiek užduoda kompas, tiek neduoda siurblys. O čia reikia tvarkyti paralį, ne? Jo. Supratau. Tai net realiai sakau, net čia nieko neįmanoma pasimatuoti. Biškį pavažiuoju. Supratau. Ką Biesas nieko nepatarė? Ne, tai jis bando, ieško, stengiasi keiti ir kitą siurblį, bet dabar, kaip supratau, gal nebus taip blogai, bet nebus taip ir gerai. Nu viskas aišku. Tai galima pasidžiaugti, kad čia zarasuosi. Na jo. Gerai, turi liek pasimatysim. Nenukabink nosies. Kie. Tai ką, kuro užpilimo procedūra. Chebra įpila kurą. Daug nepilkit, pas man daug nedegina. Pila ir mačkiniai. Varo Erikas Kadaris. Valkeris, Erikas Valkeris irgi atvažiavo su Eridu Snitkumi. O ten Jonas. Все, Hebrytė. Davai, duok žaibą. Ačiū. Atvažiavo Janukas, atvažiavo mes. Čia jau už posūkio startas. Esame Rimšė, bažnyčia, ežeriukas, graži gamta. Mes einam dėti šalmų ir pradėsim antrą dalį.
Giedrių klausimas ne protokolų iš biografijos, o tu kokį pedagoginį universitetą institutą esi baigęs? Ne, aš gatvės mokyklą esu baigęs, geriausia institutas. Mes žinok, prieš 2 minutės girdėjom, sakė Giedriui Nockui, ačiū mokytojui, labai gerai pasakė, kad 4 bėgį galima jungti prie mažesnių ūkių ir be sankabos. Ir Rakauskas Junior tau siunčia padėką už tavo pamokas, būtų gal tu žinai, koks mokytas ekspertas. Šiaip stengiuosi padėti jaunimui, kad jie truputį tobulėtų, greitėtų, nes turim daug didelį žinių bagažą ir stengiamės su juo dalintis. O tai jau kaip pas patį, kaip sakyt, šalmevos viskas telpa, tai jau dabar važiuoju iš to rezervo jau? Na, kartais iš rezervo, kartais iš emocijos, bet ta emocija rečiau jau ateina negu tie rezervai. Bet ar kažkas ateina, pasako, kaip protingų pastabų ir pamokymų? Na, kartais jau būna užsimiršti, tai gal primena gal labiau. Tai jau čia apie sklerozę gal? Panašu. Na gerai, tai gal sumiršti kaip. Iki. Sulėkėm 3 greičio ruožą. Kaip ir viskas gerai, bet galvojau, kad leido ratą ant galo, truputį nusileido, po paskutinę šikaną jau taip ramiau važiavam. Kažkas pradėjo daužytis, o pasirodo apsauga vieną atsikabino ir pradėjo smarkiai lūptis. O šitą va. Ir kelia akmenis, atrodo, kad baisiai kažkas darosi. Aš tikrųjų nieko baisaus, tik tais švyras ir garsai. Tai kaip ir viskas liktai neblogai. Lėkėme degrupą ir kartuosim greičio ruožą. Maris Grigaitis. Įveikėm 0,9, tai dar sekundė mum iki jo. Nu ką, kaip jum? Tai va, kaip jinai dabar, taip mes dopę atsileidinėjom, kur nereikėjo. Ai, tai nežinau, eisim dabar, pasimsiu dar sąsiuvinį, pasižiūrėsim biškį, kas ten daros. Nes tokių vietų buvo, kur tikrai galima laikyti drąsiai ir kažkaip pat išsigant. Neatlaikė. O man pasivaidavo vienu metu, kad ratą nuleido, pradėjo daužyti, kažkas, bliam, gal padanga. Atsileido grįžt, bliam, apsauga atplyšęs ir baladuojas, atrodo, kad ten jau. Ant asfalto užvažiavus irgi tas dešinys, nu ten biškį buvo tų dulkių. Bet tai kažkaip daug stipriai per anksti stabdyti pradėjom. Asfaltą, žinok, aš irgi taip nesižaidžiau, žinai. Ir vietą, kur pasisaugojau, tikrai, žinai, Ir tas kitkas, taip biškį irgi susirašinėjom, ten kas seržantai tie vadinami sustatyti buvo. Atvažiuoji, kaip ir ten galima įleisti biškį tą ratą, o kitką. Gerai, mašiną pavaryti, taigi. 3,8, 3,9 mūsų 40. Tai regrupas ir vėl grįžtam atgal į tą patį greičio ruožą. Einam sėsti automobilis, paklausim Mariuko. Mariuk. Tas pats ar bič pagerėjo? Geriau. Aha, žiūri, laiks pagerėjo irgi. Ko, janelį biškį pasigavo. Aha. Matau, bet vis tiek yra dar ta bėda, likus kažkas ar jau kaip ir dinga? Jau kaip į gerąją pusę. Matai, nežinau, kaip jinai pilnai turi, gal tarsi atrodo galės trūksta, bet sakau, kaip dariukai žiūrėjo, tai sako, nu, tikrai mažai taip. Nežinau. Nu, bet kažką pakeitėt vis tiek per pertrauką, ne? Jo, tą patį perinko siurblis, geras vlogai, ir taip toliau. Buvo naujas, bet... Čia aukštas spaudimas tas siurblis, ne? Buvo naujas yra, bet ten kažką reik perdaryti. Ai, netinka, supratau. Nu, okei, gerai. Daug. Taigi vargsta su kuro sistema, kažkokių turi niuansą, bet dabar jau geriau, tai kažką rinka per rinką padarė. Tai ką, dar vienas laukia žvyrinis greičio ruožas, o tada liks dar 2 miestiniai. Remigijus kažką ten atrado. Nu ką, mažutė. Viskas gerai su automobiliu, bėgi kažkaip, nežinau. Ar aš net įjungiu sankabas, ar jinai labai ant galo, kažkaip negali įjungti kartais. Bais, kad neįjungsi visai posūkį, kur bus pasiekmių. Tikiuosi ne, ką, dedam šalmus ir gazuojam. Kai tiltų paremi priekio ar šonu, tada šilta gali būti. Sako, jungiau, aš pizda, bum, į tą tiltą. Eik, tu galvoji, dar... Da, čia trauka, bajerį, ne? Bet mašinai nieko nesugadina, ne? Ne, bet buvo tas tiks. Propkė jum, ai, čia dabar interkulerė čia? Ne, kanalizacija. Kanalizacija. Nu, davai, jau jungiam.
praleidinėja kitoje vietoje kažkam tai. Jo, dabar pralėkėm greičio ruožą. Kaip ir viskas būtų neblogai, bet 2 sekundės pralačiam vėl Grigaičiai, dabar virš 3 pralašinėjom. Liko mėsiniai greičio ruožai, nežinau ar pavysim, čia kova vyksta dėl 3 vietos. Ir va, kas čia dabar? Viski bamperį nubrozinom vieną kažkartą. Aha. Šikaną girdė ar ne tada? Nežinau. Kaip ir nekliuvo likti niekur, ne? Tai va, ir liko mėsį gaunam 3 sekundės, tai bus sunku atlošti. Porą vietų gal kažkaip instinktyviai pamažinau pavarą, kur reikėjo tą pačią likti ir būtų geresni išėjimai, tai matyt tos porą sekundžių ten ir sudeginau. Nieko. Ir kaip yra, varom į mėsinį greičio ruožą. Remigis kaip gražiai plauna mašiniuką. Dafta nuplauk Remigį, Dafta čia mūsų pagrindinį rėmėją, ne? Ja, Ką jie daro? Remia mus. O remia? O daugiau tik nieko nedaro, tik remia? Gal ką nors remontuoja, taiso? Ja, va, tai servisas, pastabus servisas. Taip, sunkvežimį Remigis varo savo sunkvežimį, paremontuoja į jų servisą. Nuolaidų padaro. Pasakykit, pažįstat Remigį, duos 20% nuolaidą. Nežinau ar 20. Gal 10. Sakykit Remigį pažįstat, žodžiu, duos nuolaidą tikrai. Artūras atsiraskit, Daftos. Kaip tos padangos. Biški gavo ant galas stresiuką, tai nenorėkit, kad jau visą ralį būtų kaip naujas. Kaip Šarūnai sekasi, papasakok? Interviu, labą dieną. Lietuvių. Šilta, gera, malonu. Jo. Ar pasilgat ralę? Jis iš niekados nebuvo iš manęs išėjęs. Nėra ką pasilgit, nieko nepavėdė. Supratau, gerai, iki. Senas ralio dalyvis buvęs ir dabar teisėjas Šarūnas Liesis. Mes jau vietoj. Ui. Sileikis su atklijuota gala važiuoja, sakė, pralaidą pasimaišę atbulom įvarė. Ar euro pralaidą. O Kėbra dabar keis ratus, mes įdėsim truputį daugiau nudroštas. Niedai. Nu, plauni irgi prisidedi. Tokį durną klausimą, davai išduok. Kodėl nepavažiuoji? Ne, mačiau įvežiai 3 dopę. Įvežęs būčiau ir 4, bet į gaidžių rojų gandrą paleidau. Eik tu. Taip gavos. Nukalį gandrą? Nu, Eik savo. Teoriškai taip. Jis tiesiog per lėtai ėjo keliu ir atsitrenkė į BM, aš nežinau, kas čia ką nukalė. Bet langas sveikas, jis gerai? Ne, jis kilo jau. Ai, biškiai per kojytes gavo, supratau. Bet aš stabdžiau ir aš į kairę, jis į kairę, aš į dešinę, jis į dešinę. Kas gaidys? Kas gaidys ir viskas. Gerai, valyk, mes žiūrim, kaip tu. Ar mokė naudoti patas? Moku, poliruoju, va, viskas gražiai. Tau BM ateit papoliruot? Ateik. Gal bus greitesnis? Gal toks, sakai, tiek pat trauks kaip tau tada? Nu, tiek pat, jau žinai. Jo. Neprisistenk, ne? Tai ką, humoro netrūksta pas šitą komandą. Nuotaikas geras, prieš miestą pasiruošę. Teršlininkas, laikrodininkas jau. Tai paleis, man atrodo, iš to štangas, reikia mažiau kalbėti ir ruoštis miestą greičio ruožai. Visi ruošiasi miestiniam greičio ruožui. Kai kas pasižemino mašinas, kai kas pasikėtina. Mes nei žeminom, nei kėtinam. Sudėjom padangas, ką turėjom, kaip sakyt, prastesnės, sakiau, dėti ant priekio, geresnės gal į galą, nežinau ar gerai padariau, bet yra kaip yra. O daugiau ką, svarbu neprisidaryti cirko, gražiai suvažiuoti ir atiduoti sveiką automobilį norėčiau šiandien. Jau sunkiausia dalis praeiti, liko suvažiuoti dar 2 miestinius greičio ruožus. Ten Balyga varo, Balyga arba sprintas. Mes svečiai dar truputį palauksim.
elektra dingo startą. Kaip nežiūrėjau. Pažiūrėsim, ponas kelias. 2019 metų Lietuvos ralio absoliutus čempionas. Kaip čia pasakius, bet neblogai. Pralėkėm miestą, bet nieko gero, miestą neparodėm, paprašys važiavam, gavom dar papildomai 3 sekundės, taip kad šiandien liksime treti, nes iškrito Niedas Radišauskas, o Grigaičio nebeina pagauti, nes Andris Grigaitis, sakiau Marius Andris Grigaitis, miestė dar geriau suvažiavo, BMW yra BMW, kas moka, tas moka. Dabar visiems pertraukėlė. Tai kas nebuvo, o taigi buvo tas Aigis. Kas buvo tie broliai, tie? Lavrinovičiai? Ne Lavrinovičiai, tie buvo, kur ralį važiuoja. Žodžiu, poilsinė pertraukėlė, 50 minučių pertrauka ir vėl važiuosim miestinį greičio ruožą. Su chebra kalbam bajeriukas ir laukiam. Buvo, su kuo buvo įdėjus? Salum? Su kraniuko? Kraniuks buvo linkėjimai. Karolė linkėjimai. Buvo daug galaus, supranti, netyčia kėlė kraniuką. Alai nuleisti. Kažkam dėnus įkėlė normaliai. Jo. Tai ką, šturmaniukas jau mašinai, mes ruošiamės ir startuojame 6 greičio ruožą, Visagino miestinė.
Tomas kažkaip vėl. Giedrius Nautkus ir Remigijus Devainis. Viada Mulkė Fix. Tai Giedrius norėtų, kad jūs jam paplotumėt. O aš Giedriu turiu nuo tokį klausimus, tiek žmogus, kuris socialinėje erdvėje esi aktyvus. Nu ir dabar atvažiuoja pirmo reikalo atsisakyti diržus. Tai tiem visiems arba, turiu aš švogierką, pasakysiu, turi sako, man krūtinę spaudžia tie diržai. Tai pasakyk žmonėm, jaunai kartai tiem, kurie galinėse sėdinėse sėdi, saugos diržai yra sukurti tam, kad jūs apsaugotų, o ne dėl grožio arba dėl prievolės prieš policininkus užsisekti. Taip, naudokit saugos diržus, būkit saugus ir per ralį būkite atsargiai, tiesavėkite išoriai. Ir nesugadinkit niekam šventės, o matot, kokia gražia šventė šiandieną, tai pasidžiaugime visi. Klausyk, važiuokit žvirkelis nedaugiau kaip ant 60 ar 70, ne? Kai nieks nemato, galime ir viršį 10 km viršį. Tai buvo, kaip sako, Nautkaus žodis. O gerai, o kaip įspūdžiai, kaip skaityklų, kaip treniruotė vertiname prieš didįjį sezoną? Tai iš pradžių buvo truputį lietoka gal, paskui po truputį greitėjame. Kažkur padarėme smulkių klaidelių, bet man atrodo, esam klasėje 3, tai nėra blogas rezultatas. Senos pasimatysim. Būtinai. Jo, paleidžiam jūs kol kas Giedrius Nautkus ir Remigijus Devainis, Viada Mulkė Fix komanda. Su finišu daug. Giedrius tik su finišu. Giedriu, laukiam BMW kapą. Nori, kad atvažiuotume į BMW kapą? Taip. Kiek BMW važiuoja, dar vienas. Galėtum būti tu. Nu. Nu kaip, pavažiavot gerai, pakreipavot? Gerai. Labai gerai buvo. Puikiai. Dar ant šito pasigerinom sekundę. Dar pasigerinom? 1, 2, 3 įvažiavom. Jau prieš tai jau labai gerai varės, da? Tai Andriui patinka miestas. Nu, šaunuolis, gal slalmo kokį pavarą, ne, su BMW. Tai kartingesnis. Supratau. Super, gerai, šaunuoliai. Iki, sveikinu. Lauksim BMW kapą. Gerai. Renaldas Šinauskas, link finišo. Oi, tos duobės skaudžiai, ten kažkaip kalo labai, bum. Janiuk, ką, su finišo? Ko juokės? Geriau, kad juokinu, ne? Ką, hebrytė su finišu jūs? Ačiū, Giedriukai. Nu, pakaifavot? Jo, pasirodo, sportuoju. Gerai, ne? Nes pirms karts be vairo stiprintuvas. Jo, tai bet užsakai visar, ne? Šitam neišėjo, bet daugiau. Kur prisidirbai, ten ir neišėjo. Ką, hebrytė, su finišo? Jo, ir tave. Renaldai, su finišo. Nu, girdėjau, kodėl BMW atsisakinėjant, jeigu neduodi gazą, virsta 2 ratų, kaip ant šono, gali tai būti? Gali ir tu išmokti važiuoti. Ant 2, nu. Yra problema su BMW ir neduot gazą negalim. Aš nežinau, matai, sakau, ramiau pravažiuosi, man biškis prigesą, žiūri, kelt pradėjo. Sukyba, matai, reikia duot gazą. A gazą nutraukia ir vėl gerai, nu. Plevačių neprisitvirkėtų. Subiniukas eina, vairiukų vairuoja ir kas? Kaip tu be gazą dabar ralis galvoji važiuoti? Na jo, taip jau vien. Ką, dariau padėkoti Renaldui už sutiktą galimybę vėl pralėkti eilinį kartą ralyje su automobiliu, kuris atlaikė, kurį aš truputį laužiau, bet neslūžo, nesugebėjau sulaužyti, tai ačiū jums, jūsų komandai, ačiū hebrytei, mechanikam, kurie vis laik prižiūri, paslaugus, malonas, Giedriu ko reikia, kiek įpūs, kiek leis, kokią kavą padarys, žodžiu, super komanda, visiems rekomenduoju, atvažiuokit, įsinamokit, automobilį pralėkit, gera patirtis. Ačiū tau už gerą žodį. Ačiū jums. Smagu, ačiū. Ну. Добрый день, латвийское телевидение беспокоит. Лучшим от лучших. Kalbėk, ko tu tyli, kamera. Ну, спасибо. Спасибо. За поддержку. Всегда. Саскита, номере. Ну, давай семейное фото. Ну, семейное фото. Фоткали. Давай, коробку, сама, коробку. Супер.
Televizija buvo iš Latvijos, ėmė interviu. O dabar televizija išsisagino, tiesiog netransliacija. Gerbėjos Giedrius fotografuojasi. Žiūrėkit per LNK dabar žinias. Rytoj, transliacija. O, gerai, ateikit. Dėkui. 3 metus laukiau nusifotyti. Jeigu taip ilgai, tai gerai. Čia rodo, žaginta kažkas. Viskas aišku. Gerai. Ačiū Jums. Va, kiek fanų prisirinko. Kas nežino, top 3, tai pirma vieta, antra vieta Pakeliat rankas, ir kas trečia sakė vieta. Suomija. Šitas 2 vietas skiria apie Suomija. 0,7 sekundės dalis. Visi žingsnį atgal. Buvo kova iki paskutinių Nepataikė. metrų. Ačiū visiems, kas buvot kartu su manimi, kas palaikėt, žiūrėjot, fotkinatės, plojat, rėkėt. Šiaip atvažiavot į ralį arba žiūrit mano video vlogus, tai dėkoju Jums dar kartą ir iki kitų kartų. Ate.